Sveiki, atvažiavau leisti rublius į Monte Carlo, į Monaką, štai už mano nugaros yra Monte Carlo kazino. Va, tenai mes eisim rublius leisti. Eisim rublius leisti. Iškvietė kaip specialų liudytoją Audrių Naką mentai, kad apklaustų jį apie tą faktą, kaip mane vaikystėje tvirkino pedofilas Egidijus Kūris. Aš jau daug kartų pasakojau, kai man buvo 17 metų, aš buvau nepilnametis techniškai, bet jau buvau universitete, kadangi buvau wunderkindas. Visi vaikai iš mano mokyklos, iš mano klasės, mano mokykloje nuėjo į 7 klasę, o aš ne į 7, o į 8, kadangi buvau per daug protingas eiti į 7 klasę. Vat, ir todėl buvau jauniausias studentas Vilniaus universitete. Ir prie manęs priekabiavo Egidijus Kūris. Egidijus Kūris žinojo, kad aš noriu išvažiuoti į JAV, kad man reikia pagalbos, reikia susitarti su Sorošo fondu, kad Sorošo fondas apmokėtų studijas JAV ir duotų man stipendiją. Tai Egidijus Kūris bandė, mane parsigabent. Taip, reikia taip tai vadinti, į tokią vietą seksui. Ir tada jis man žadėjo, kad jis susitars su Sorošo fondu, kad man Sorošas skirs pinigus studijoms. Aš atsisakiau, be abejo, nes jis visų pirma, aš heteroseksualas, o antra, Egidijus Kūris labai smirdėjo. Ir iki šiol, jeigu visi žmonės, kurie bendrauja su Egidiju Kūrium, iki šiol pripažįsta, kad jis labai smirdi, su juo neįmanoma bendrauti ilgiau nei 3 minutės, visi pabėga. Netgi tyrėja, kuri dabar tyręs, man jį iškeltai baudžiamoji byla pagal Egidijaus Kūrio skundą Lietuvoje. Netgi ta tyrėja niekada nebendravo su Egidijum Kūriu ilgiau 10 minučių, kadangi jis labai smirda ir ji bando tą tyrėją užbaigti procesinius veiksmus kuo greičiau, kad jis išeitų iš jos kabineto. Vat, tai ta smarvė buvo nepakeliama ir kai aš buvau pirmojo kurso studentas Vilniaus universitete. Taip, tai yra biologinė savybė žmogaus. Viena biologinė savybė, kad jis turi potraukį vaikams, o kita biologinė savybė yra smarvė. Taigi Naką iškvietė ir Nakas pasakė, kad nieko nežino. Nu taip. Suprantat, pedofilai, jie nepakviečia Nako, kai jie bando kalbinti vaikus. Taip, nepakviečia Nako. Taigi klausimas yra, ar aš skundžiausi į policiją prieš Egidijų Kūrį. Ir atsakymas yra taip. Ir pasirodo, Egidijaus Kūrio negalima teisti už pedofiliją. Tokį atsakymą aš gavau iš policijos, kai pasiskundžiau dėl Egidijaus Kūrio. Visų pirma, jie man pasakė, kad Egidijus Kūris yra teisėjas ir todėl jo negalima teisti. O visų antra, jie man pasakė, kad tu esi nepilnametis, reikia, kad kreiptųsi į policiją tėvai. O mano tėvai, kai kurie galvoja, kad aš lietuvis, aš esu olandas, 2 kartos. Mano tėvai yra taip pat olandai. Tai tuo metu, kai Egidijus Kūris prie manęs priekabiavo, aš buvau Vilniuje, o mano tėvai buvo Nyderlanduose. Ir todėl buvo sunku organizuoti logistiką, kad, jiem reikėtų atvažiuoti. Bet policija pasakė tada labai aiškiai, kad net jeigu mano tėvai iš Nyderlandų atvažiuotų į Lietuvą, jie vis tiek nepradėtų ikiteisminio tyrimo prieš Egidijų Kūrį, kadangi jis buvo teisėjas. Jis buvo Lietuvos konstitucinio teismo teisėjas. O teisėjų negalima teisti, nes kas tada teis, jeigu teisėjus teis? Teisėjų teisti negalima. Ir deja, taip yra. Ir dabar tai nėra pokštas, tai yra tiesa. Lietuvoje teisėjai turi imunitetą. Ir tą imunitetą praktiškai neįmanoma nutraukti. Tuo labiau prieš tokį teisėją kaip Egidijus Kūris, kadangi tai yra konstitucinio teismo teisėjas. Tai
niekada Lietuvoje dar nebuvo teisiamas Konstitucinio teismo teisėjas, tai yra neįmanoma. Va štai yra atsakymas tyrėjai, kuri domisi, kodėl tik dabar. Ne dabar. Taigi pedofilo Egidijaus Kūrio teisti negalima, kadangi jis teisėjas, o jo auką mane galima teisti dėl to, kad aš neteisėjus. Na, aišku, aš juokauju dėl to, kad manęs taip pat negalima teisti, aš turiu Baltarusijos politinio pabėgėlio statusą ir tas statusas man leidžia dabar, kaip visada, džiaugtis gyvenimu Monake. Iš tikrųjų, Monakas yra mano pagrindinė bazė ir Egidijus Kūris žino mano adresą Monake. Tai jeigu jis būtų rimtas teisininkas, jis kreiptųsi prieš mane į policiją Monake, kad Monake tirtų. Bet Monake jis nenori, kadangi Monake jis yra šūdas. Jis yra niekas nežino, kas jis yra. O Lietuvoje jis yra teisėsaugos karalius, tenai turi korupcinius ryšius su visais, gali papirkti bet kokį tyrėją, gali bet ką, suprantat, jam laižo ten jo visas intimes vietas, kadangi jis ten yra pedofilų klano vadovas Lietuvoje. O Monake jis būtų šūdas. Tai va, todėl jis žino, kad aš gyvenu Monake, čia aš miegu, čia guli mano visi daiktai, aš keliauju daug, bet mano pagrindinė vieta gyvenimo yra Monakas. Tai va, Monake Egidijus Kūris bijo kreiptis į policiją, kadangi jis žino, kad jį pasiūs nachui, kadangi jis yra šūdas Monake, jis yra niekas, jis yra eilinis pedofilas. Jeigu ta istorija įvyktų Monake, Egidijus Kūris be abejo sėdėtų jau seniai kalėjime. Bet Lietuvoje pedofilų klanas valdo šitą šūdvalstybę. Tikėkime, kad šitą šūdvalstybę išlaisvins Rusija. Ir tada aš galėsiu grįžti Vilnių iš Monako. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.